Sveiki. Na, šiandien pabandysime pasigilinti į kelis tokius asmeninius iššūkius. Remiamės čia pokalbių įrašais, kuriuos gavome. Paliesim, tokias temas kaip šeimos ryšiai, kartais sudėtingi, įtampa darbe ir vaikų auklėjimas šiandien. Taip. Ir tikslas būtų iš tos medžiagos, ištraukti kažkokius praktinius patarimus, įžvalgas, kaip tvarkytis su, tarkim, manipulacija, stresu, to visuomenės spaudimu. Taip, ir viena iš tų temų, kuri iškart, krenta į akis tuose įrašuose, tai santykiai su artimaisiais. Žinai, tais, kurių elgesys, kaip čia švelniau pasakius, toksiškas. Ten yra konkretus pavyzdys apie Anytą, kuri reikalauja nuolatinę dukters dėmesio, kritikuoja jos vyrą, jos sprendimus. Oi. Netgi sako, kad vaikus gimdė, kad jie senatvėje rūpintųsi. Ir netgi, griebėsi grasinimo, susižaloti, jei bendravimas nutrūktų. Skamba. Tikrai labai sudėtingai. Ir įrašuose, kaip suprantu, pabrėžiama tokia mintis, kurią gal ir sunku priimti, kad bandyt pataisyti tokį žmogų. Taip. Ypač jei ten yra tų, egocentriškumo, manipulacijos brožų. Kad tai dažniausiai beviltiška. Būtent. Ir kas svarbiau, porai kartu pripažinti tą realybę. Tiesiog pamatyti situaciją, kokia yra. Ir ką tada daryti? Tiesiog nutraukti ryšius? Medžiaga siūlo tokį įdomų žingsnį – atlikti savotišką gedėjimo procesą. Gedėjimo. Taip, tai reiškia sąmoningai atsisveikinti su ta fantazija. Pavyzdžiui, svajonė apie tobulą močiutę anūkams ar idealius santykius su tuo žmogum. Supratau. Atsisakyti iliuzijos. Būtent. Ir kai tas vidinis darbas padarytas, tada tampa lengviau nubrėžti tas būtinas ribas. Labai aiškias ir tvirtas. O kokios tos ribos galėtų būti? Konkrečiau. Pavyzdžiui, tiesiog susitarti poroje, kaip dažnai bus skambinama. Kokiomis sąlygomis vyks susitikimai, gal tik per šventes, gal apsistojant viešuotėse, o ne pas tą giminaitį. Svarbiausia čia, kaip ir minėjai, nuoseklumas. Laikytis tų ribų, net jei tai užtrunka metus ar dvejus ir kelia įtampą. Ir palaikymas poroj turbūt labai svarbus. Labai. Partneriai turi būti komanda. Ypač palaikyti tą, kurio tėvai, elgiasi destruktyviai. O dėl manipulacijos, kaip tų grasinimų savižudybę, Taip. medžiaga siūlo labai konkretų veiksmą – skambinti pagalbos tarnyboms 112, o ne pulti vykdyti reikalavimų. Tiesiog perduoti atsakomybę profesionalams. Aišku. Tas gebėjimas atsitraukti, nubrėžti ribas, jis turbūt praverčia ne tik šeimoje. Įrašuose girdėjau yra be streso darbe. Taip, paliečiama ir ši tema, ten yra asmeninė istorija. Žmogus jaučiasi įstrigęs darbe, kurio nemėgsta, bet negali išeiti dėl, svarbių priežasčių. Tarkim, studijų lengvata vaikui. Ir vieną rytą, ta klasika, skuba į darbą, o sūnus paliko raktus tėvo automobilyje. Ir tenka važiuoti valandą pirmin, valandą atgal jų paimti, rizikuojant pavėluoti. Taip, situacija tikrai nemaloni ir pirma reakcija matyt piktis, susierzinimas. Visiškai natūrali. Kaltinimai galbūt, bet būtent čia, kaip akcentuojama įrašuose, atsiveria ta galimybė praktikuoti, sąmoningumą, minčių ir veiksmų kontrolę. Kaip tai veikia? Ar realu pykčio akimirką kažką kontroliuoti? Siūloma pradėti nuo paprastų dalykų. Pavyzdžiui, tiesiog sąmoningai kelis kartus giliai įkvėpti. Priimti situaciją kaip, netyčinę klaidą, o ne kažkokią asmeninį puolimą. Atsitraukti emociškai. Taip. Ir tada sutelkti dėmesį į tai, ką gali kontroliuoti. O tai yra tavo reakcija, tavo požiūris, tavo veiksmai. Ir ką tada? Užuot šaukos. Pavyzdžiui, nuspręsti ramiai pasikalbėti su vaiku vėliau, o ne purti į konfliktą iš karto, kai emocijos verda. Įrašą tai vadina įgūdžiu. Įgūdžiu. Reiškia, galima išlavinti. Tikrai taip. Tai lavinamas įgūdis, kuris ypač vertingas būtent tose ilgalaikėse stresinėse situacijose, kaip tas pats nemėgstamas darbas. Gebėjimas kontroliuoti vidinę būseną. Pereikim tada prie kitos temos, kuri irgi nuskambėjo. Berniukų auklėjimas. Ypač reaguojant į tas diskusijas apie toksišką vyriškumą. Kaip auginti sūnų, kad jis, gerai jaustųsi būdamas vyru, bet kartu nebūtų linkęs dominuoti ar žeminti kitų. Taip, čia pateikiama tokia įdomi perspektyva. Iš esmės permastyti lyderystės ir stiprybės sąvokas. Kaip?
Na, vietoj to siekimo valdyti kitus, būti virš jų, angliškai būtų over, siūloma orientuotis į buvimą su kitais, with. Būti su, o ne virš. Taip. Ir tikroji lyderystė, ypač šeimoje, kaip teigiama medžiagoje, pasireiškia ne galios demonstravimu. Ne tuo aš čia bosas, aš sprendžiu, o tarnystė. Tarnystė. Ką tai reiškia konkrečiai? Na, tai reiškia rūpinimąsi kitais, atsakomybės prisiėmimą, gebėjimą, tarkim, eiti paskutiniam, kai dalyjamasi kažkuo geru, bet pirmuoju, kai reikia ginti ar spręsti problemas. Supratau. Ne galia, o atsakomybė. Būtent. Ir taip pat svarbu mokyti sūnus, kad jų vertė yra įgimta. Ji nepriklauso nuo pasiekimo ar pergalių. Kad jiems leidžiama jausti ir reikšti, visą spektrą jausmų, įskaitant švelnumą ar liūdesį. Ne tik pyktį ar kietumą. Tikrai ne. Ir kad ta fizinė jėga ir kitos stipriosios savybės, kurias jie turi, jos turi būti naudojamos išmintingai. Tarnauti, padėti, saugoti, o ne žeminti ar valdyti. Tai va, apibendrinant, ką šiandien išgirdom iš tos medžiagos, ryškėja keli tokie principai, ar ne? Santykiuose aiškios ribos, ypač su tais, kurių elgesys destruktyvus. Streso metu mes turim galę rinktis savo vidinę reakciją. Ir galiausiai stiprybę ir lyderystę galima suprasti kaip tarnystę kitiems. Taip. Ir tai galbūt palieka tokį klausimą tolesniems apmąstymėms kiekvienam iš mūsų. Kokiuose konkrečiuose savo gyvenimo situacijose galėtume sąmoningai rinktis tą bendradarbiavimą, buvimą su kitais,